Labas vakaras, su jumis sveikinasi Vilniaus universiteto ir Lietuvos nacionalinio muziejaus organizuojamas jau keletas metų iš eilės paskaitų ciklas istorijos miestui ir pasauliui. Ir kaip žinia, šių metų paskaitų ciklas yra skirtas asmenybėms, biografijoms, naujam jų perskaitimui. O šį vakar, man atrodo, turėsime trigubą įdomumą ir malonumą, nes girdėsime paskaitą ne apie vieną asmenybę, kaip dažniausiai, o apie tris. O kitas dar svarbus dalykas, kad visos jos yra susijusios su šita vieta, iš esmės, kurioje mes sėdime. Tai malonu pristatyti šios dienos paskaitą ir paskaitininką. Pavadinimas paskaitos 3 Lietuvos archeologijos grandai ir jų indėlis tyriant Vilnių. O paskaitą skaitys profesorius Albinas Kuncevičius, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto archeologijos katedros vedėjas. Tai profesoriau, prašom. Labas vakaras. Dėl šios temos ir dėl šitų žmonių, tai pirmiausia, aišku, kaltas mane pristatęs kolega, nes kada kai pasakė, kad yra archeologijos katedra, turėtų kažką tai pasakyti, tai sakau, Puzino konferencija, mes ten kalbėjome ir tuo labiau jubiliejus, aš apie tai kalbėsiu, Tautavičius, Urbanavičius, tai yra aišku Puzinas. Ir dar vienas dalykas, tas, kas dega grandai, tai aš niekad nebuvau gudrus, išmintingas, paieškant pavadinimo. Tai pavadinimas grandai čia taviškis, perdavimas, bet jis matyt atitinka. Tik aš pagalvojau, kad tokia kaip įžangai, aišku, akivaizdu, kad apie Puziną aš tik tai žinau iš knygų ir vieno kito atsiminimų žmogaus. Tautavičių, Urbanavičių aš pažinojau, bet tikrai ne tiek, kiek galėtų pasakyti jie artimiau pažinoję žmonės, tuo labiau, kad yra artimieji. Tai buvo tas laikas, kada kaip dirbdavom kartu, taip pajuokavom, ne tik ir dirbdavom, bet Urbanavičius mėgdavo ledų išsitempt mus pavalgyti, bekas ant valdovų rūmus. Tai aš kažkaip nematau reikalo daug šnekėti apie jų biografiją, o kažkokiu aspektu. Tuo labiau, kad Lietuvos nacionaliniam muziejui, tai kažkaip pagalvojau, gal būtų įdomu pakalbėti apie šių žmonių, Jono Puzino, Tautavičiaus, Urbanavičiaus asmenybės, bet ypatingai jų nuopelnai ir toks kaip užėjimas ir į istorinių laikų archeologiją, ir į Vilniaus miesto kasinėjimų dalykus, kiek tai ten pakeitė, papildė, nes akivaizdu, kad tai žmonės, kurie dirbė Vilniaus pilių teritorijoje. Tai kaip ir sakiau, toks daugiau gal bus apie Vilniaus kaip centro iškilimą ir apie tos dalykus. Labai trumpai apie Joną Puziną, mano galva svarbiausia, kad tai yra archeologijos tėvas. Nes be visų kitų dalykų, tai Jonas Puzinas, čia kaip ir skaidrė, aš ne viską skaitysiu, bet tokie akcentai: Vytauto didžiojo universitetas, Heidelbergas, beje, Heidelbergas be visų kitų dalykų, tai vokiška labai stipri archeologinė mokykla, bet šiek tiek susiję su kultūros susijimu ir etiniais dalykais. Ir už tai tas pas Puziną ir bus tie dalykai. Dar vienas dalykas, kurie artėjau prie to, kas bandžiau ten apibrėžti, kad kalbėsiu apie Vilnių, tai kada Vilnius sugrįžo į Lietuvos Respublikai, tai jisai buvo Vilniaus universiteto humanitarinių mokslų fakulteto dekanas, profesorius, buvo net toks laikas, kad trumpam pavadavo rektorių. Iš to seka, kad be viso kito universitete galvojama, kad archeologijos katedra yra susijusi su Jono Puzino, taip pat su Jono Puzino vardu. Už tai organizuojame tarptautinė konferencija Jono Puzino skaitymai, čia daugiausia profesorius dabar emerito Mykolo Michilberto iniciatyva. Na ir panašus dalykai, bet dar be viso kito, tai kalbant apie Puziną, tai jisai yra ir ne tik kasinėjas, bet muziejininkas, įrengęs muziejinę parodą. Anais laikais, čia turbūt galėtų daugiau ir paliudyti, bet tai kažką tai darant būdavo apvažiuojama muziejais, apvažiavo aplinkinius visus muziejus,
Muziejinė ekspozicija buvo galinga, jau ten dalyvavo Smetona, yra nufilmuota, atidarymai gavo labai aukštus apdovanojimus. Nu, archeologinė prasme čia, kas net yra pačiu ir pabraukta, parengė pirmą profesionalių lietuvių archeologų kartą Kulikauską, Kulikauskienė, Rymantinė ir Gimbutinė. Kalbant apie Puziną, vėl taip truputį apie biografinius reikalus, tai Puzinas čia yra jo tėviškė, kurią archeologijos draugija globoja, kurioje dabar net irgi kaip buvo tie renginiai Puzino konferencijai skirti, tai buvom nuvažiavę pasižiūrėti kartu su kolegomis iš Latvijos ir Lenkijos, bet šiaip taip truputį pacituosiu čia iš Puzino atsiminimų. Esu gimęs netoli Ukmergės Svaronių vienkiemį, tėvas kilęs iš Kurklių Valkščio Užunvežių kaimo. Jie pardavė savo ūkį, persikėlė šitaip pusiau savai žodžiais. Gimnazijoje, vėl citatos, gimnazijoje pajutau tam tikrą susidomėjimą tiek lietuvių kalba, tiek istorija. Ypač mane traukė kalbotyra. Ir beje, jisai kalbotyroje bus stiprus ir paskui dar pakalbėsiu, ir čia matyti dar truputėlį net būtų galima ieškoti dalykų su Gimbutinė ar kažką. Tai jisai atvykęs į Kauno universitetą 25 metais, kaip rašo, pradėjau studijuoti lietuvių kalbą ir lyginamą kalbotyrą. Mano profesoriai tuo laiku yra buvęs Skardžius, Balčikonis ir dar sekretoriavau pas Joną Jablonskį, mūsų rašomos kalbos tėvą, bent keletą metų. Tad visi šitie dalykai man labai daug davė mano kalbiniam išsimokslinimui. Vėliau dirbdamas miesto savivaldybėje pradėjau dirbti Kauno muziejų, tuo metu muziejaus direktorium buvo Edvardas Volteris. Tai šitie dalykai būtų dar įdomus ir ta prasme, kad jis matyt Puzinas ne tik terminiją nukalė, bet jisai paprašytas Smetonos, vėl citata, mes su Smetona buvome kaimynai. Ir man labai daug padėjo Smetona, aš šitą dabar skaitau iš Puzino kelias į archeologiją, iš pažudinės citatos. Mūsų tėviškės netoli. Jo Žulinis, mano Svaronys, 14 kilometrų tik tai, ir jisai, kai leido savo raštus, paprašė, kad ar aš negalėčiau jo raštų korektūras žiūrėti. Dėl to, kad jis daug tarminių dalykų tuos savo raštuose dėdavo. Tai sakė, turi būti žmogus iš savo kraštų, kad nesuklystų tarme. Kadangi aš tuo metu kalbotyrą studijavau, jis paėmė mane ir aš iš viso pirmo tomo, beveik ir viso antro tomo korektūras peržiūrėjau. Su juo jis išnekėdom ir archeologiniais klausimais. Jis labai domėjosi tais dalykais ir kartą sako man, čia citata Smetonos bus, ar nenorėtum kartais archeologiją studijuoti? Sakau, vėl citata bus dabar jau Puzino. Labai mielai, dėkui, dabar dirbu miesto muziejui pas profesorių Volterių, tai man tas sritis būtų labai įdomi. Tai sako, aš su savo ministru pakalbėsiu. Pakalbėjau su Šakeniu ir po kurio laiko gavau stipendiją, nuo 30 metų išvykau į Heidelbergą. Viskas prasidėjo per Smetoną, ryšys liko su juo iki pat bolševikinės okupacijos. Santykiai buvo nuoširdus, kada tik reikėdavo užeiti, jis visada priimdavo. Na, toks įdomus užėjimas, bet matytai bus paskui svarbu, nes, kaip sakiau, Puzinas yra be visų kitų dalykų, mūsų terminijos dalykai. Vėl apie Puziną, kaip sakiau, aš nieko negaliu pasakyti, bet gerai, kad mūsų archeologijos mokytojai, tėvai, jie yra išleidę savo atsiminimus. Tai čia turbūt viską nevertėtų skaityti, bet Kulikauskas man dėstė archeologiją. Apie Puziną jis kažkaip taip iš pradžių pagalvojau, kodėl taip lyg tai nedaug šneka, bet paskui dar prasimuša, kad Kulikauskienė buvo įsimylėjusi į Puziną. Nu tai gal ten tokį kažkokį tai, pavadinkim, kaip pasišaipimą ar kažką, bet jisai visą laiką pabrėždavo, kad Puzinas labai įdomiai skaitydavo ir va čia tas citata yra, atsineždavo iliustracijų, vesdavo studentus į muziejų, aš būdamas muziejaus patalpos ir negaliu ir katedros ir savo asmenio vardu padėkoti. Nes dabar kaip studentam parodote daiktus, tai tuo labiau, kad karta pasikeitė, tas aš pusiau iš kaimo, tai aš dar žinau, kaip atrodo vienas kitas etnografinis dalykas, o dabar net kartais pasakai, kad ten kokia nors cilindrinė spyna, tai žiūri, kas čia per atradimai. Ir tuo labiau dar eksperimentiniais dalykų yra. Labai įdomus Rymantinės atsiminimai.
Aš tik kelis iš, nes Rymantinė labai gražią, labai įdomiai galima skaityti knygą išleidus, tai Rymantinės citata. Puzinas dirbo, kaip kaupė medžiagą, kaip sudarinėjo kartotekas. Rymantinė aš ne tiek daug pažinau, bet irgi esu buvęs ir jos namuose, ir su ją išnekėjęs, bet ne tiek daug kaip čia kai kurie sėdintys, bet vis tiek jisai mums daug rodė ir matėme daugybę papkelių su vienodais lapeliais piešinių, fotografijų ir taip toliau. Tai prasme tos kartotekos, beje, paskui tai kaip kolegos tai puikiausiai žinot, ir Tautavičiaus ta kartoteka ten garsioji ir tie visi rinkimai. Tai čia tik tai tiek dėl kaip apie žmonės ir apie Puziną daugiau aš apie biografiją nekalbėsiu, bandysiu lyst prie Vilniaus, tik primenu, kad jo raštai išleisti 2 tomai. Jam buvo skirta įvairių dalykų, kas domisi, tai čia, žiūrint, Lietuvos archeologijos 20 tome, Zabielo straipsnis, Girininko straipsnis, galime paskaityti. Ir aš įdėjau Gimbutienės promemoriam, in memoriam parašyta, tai tik tai citata, išėjo Lietuvos proistorės, istorijos ir kalbos tyrinėtojas, muziejininkas, pedagogas, redaktorius, visuomenininkas, išėjo taurus ir šviesus lietuvis, kaip kalvis kalė savo į žaizdrą, šviečiantį Lietuvos meilė šviesa. Tavo ilgų metų triūsas, Lietuvos proistorės srityje, tavo paskaitos, knygos ir straipsniai, tavo tikėjimas į sąžiningą darbą, tavo ištvermingumas bei kuklumas jį bedirbant ir tavoji plati širdis, tavo didžioji geroji dalis išvengs giltinės ir ilgam liks su mumis. Tai Gimbutienė yra Gimbutienė ir matyt, čia būtų sunku ką be pridėti prie jos vertinimo, tuo labiau, kad Gimbutienė tuo laiku jau buvo stipri. Dabar dar pereinant prie kalbėjimo apie Vilnių ir Tautavičių ir Urbanavičių, tai Puzino vertinimas archeologų. Kaip sakiau, 40 metais Jonas Puzinas persikėlė į Vilnių, kaip ir profesūra, jisai yra humanitarinių mokslų fakulteto dekanas ir vadovauja pirmai Lietuvos archeologijos katedrai. Ir tada Puzino atsiminimai. Iš tokių, be mano anksčiau minėtų mokinių, ten jis kalbėjo prieš tai apie Gimbutienę, Kulikauską, Rymantinę. Iš tokių, be mano anksčiau minėtų mokinių, ypač vertinu Adolfą Tautavičių, kuris paskutiniu metu yra atlikęs visą eilę kasinėjimų ne tik įvairiose Lietuvos vietose, bet ypačiai Vilniaus Žemutinės pilies rajone yra ištyręs senasias sodybas, buvusias dar prieš Gediminui įsikuriant Vilniui. Čia tas, dar paskui kelis kartus užsiminsiu apie tą prieš įsikuriant Gediminui. Paskiau yra Mykolas Michelbertas, jisai Puzinas šitoje vietoje buvo praleidęs inicialą. Jis domisi daugiausia romėnų monetomis iš Romos imperijos provincijų, iš Parėnijos srities, iš kitų vietų įgabentais visokiais papuošalais ir kitokiais radiniais. Tais laikais būta didelių prekybinių ryšių, pirmaisiais amžiais po Kristaus ir mūsų gintaras labai didelį vaidmenį vaidino. Kitas naujas archeologas, nes čia rašoma dar tuo metu kaip naujas, Vytautas Urbanavičius yra išmokęs pagal žmogaus kaukolę atstatyti veido išvaizdą. Jis yra padaręs labai daug tokių bandymų, buvo atlikti kasinėjimai Tolminkiemyje, ten dalyvavo tas pats Tautavičius ir Urbanavičius. Jis surado Donelaičio kapą, surado jo griaučius ir kaukolę, pagal tą kaukolę Urbanavičius atstatė Donelaičio skulptūrinį darbą. Čia praleidžiu apie Donelaitį, ką galvojo Puzinas, iš esmės pritardamas. Ten daugiau tokie antropologiniai dalykai. Bet pabaiga yra tokia, jie visi labai rimtai dirba ir man didelis džiaugsmas, kad mano tenai pradėtas darbas labai gražiai tęsiamas. Čia buvo citata iš Puzino vertinimo ir būtų sunku ką nors pridurti. Bet aš kalbu apie sovietinius laikus ir Puzinas už sienos. Aišku, Vytautas Urbanavičius ir Tautavičius čia ir tie santykiai dabar man kažkuria prasme suprantami, nors kai ką ten ar pas Daugudį ar su Tautavičium kaip šnekėdom aš keistokai atrodė, bet Tautavičiaus atsiminimų, kai kurias citatas, kaip sakiau, jie yra publikuoti, nors daug ten yra ir kopira, nesvarbu, bet tai prasme yra dienoraštis jau.
78 metai, balandžio 18 diena, Tautavičius parašo, citata, staiga mirė mūsų archeologijos pagrindėjas Jonas Puzinas. O įvertinimas, archeologijos pagrindėjas. Toliau citatą tęsiu, mirė privestinėje emigracijoje, pasitraukęs iš Lietuvos dar 44 metą vasarą, sužinojau šitą liūdną naujieną visai atsitiktinai, kai sekmadienį mėginau pasiklausyti. Nu, turbūt visi suprantat, ką jisai mėgino pasiklausyti ir kas apie Puzino mirtį pranešė. Bet Tautavičius ir Puzinas. Tautavičius Puziną laikė savo, kaip čia, mokytojų, jis juo, nu, tai buvo neginčiamas autoritetas, tą galiu paliudyti iš tų savo atsiminimų. Vis tiek Tautavičių mes prabuvom nuo 87 iki 94 metų visas darbo dienas, tai buvo apie ką pasišnekėti ne tik kasinėjimų metu. Tautavičiaus atsiminimų vėl citata. Nutariau stoti į archeologiją, buvau kažką skaitęs Petro Tarasenkos ir Jono Puzino naujausių proistorės tyrinėjimų duomenys. Tai čia dėl archeologijos pasirinkimo. Ten paskui dar Tautavičiaus atsiminimuose nėra, bet ten, kaip jis tapo archeologu, ten irgi toks įdomus užėjimas, kaip jo kambariokai be nustojimo žaidžia kortomis, rūko pilną kambarį, tai Tautavičius nusprendžia geriau eisiu į biblioteką, bet tai čia šiaip jau tokie jau. Nors atsiminimuose yra. Bet va, dėl ko aš pasakiau, kad tie santykiai tokie labai keisti ir įdomus. Cituoju Tautavičių. Regina Kulikauskinė buvo Jungtinėse Amerikos valstijose ir gyrėsi, kad kelias dienas draugavo su Marija Gimbutienė, buvo susitikus su Jonu Puzinu, kuris atseit norėtų gauti mūsų leidinių. Vėliau paprašiau daktarės Kulikauskienės Jono Puzino adreso ir nuo tų metų minimi įvykiai 69 metai. O toliau cituoju vėl citatą. Antros pusės pradėjau siuntinėti visą, kas išėjo iš spaudos Lietuvos archeologijos klausimais praeityje ir dabar. Norėjusi, kad jis bent dalinai būtų informuotas apie tai, kas dedasi Lietuvoje, taip siuntinėjau iki pat staigios profesoriaus mirties. Neparašiau jam nei vieno laiško, nes nežinojau, kaip ten sutiks juos profesoriaus aplinka ar neapkaltins bendradarbiavimu su okupantais. Bijojau, kad pradėjęs susirašinėti, galiu būti verčiamas kviesti profesorių Lietuvon. Nenorėjau būti jauku, negavau nei vieno laiško iš profesoriaus, nežinau, ar siuntė kokį leidinį, bent aš negavau. Aš net klausiau Tautavičiaus, tai kaip dabar čia siunčiat viską ir tai parašykit, kad aš siunčiu. Kas pažinojo Tautavičių, žino, kad taip, bet šiaip tai, visa šita okupacija gerokai čia mus sudaužė ir tik tai dabar gali čia kaip knygas, kur rašo, kas būtų, jeigu būtų. Tai iš to tokio to pasakojimo. Ir tada jau truputėlį apie kitą tokį užėjimą, apie Vilnių ir šitų žmonių nuopelnus. Paskui dar prie to sugrįšiu. Šiaip tai istorinių laikų, ten viduramžių patinka ar nepatinka terminas, jis plius minus yra apie 1930 metus. Vilniaus potvynis, ten be visų ten tų vandenų, tai prie Vrublevskių bibliotekos ir pažymėta kokiam lygmenį buvo, o Kaune sinchroniškai pasitinkant Vytauto mirties jubiliejų, apie kurį dabar irgi mes jau pradėjo politikai bent šnekėt, tvarkoma Kauno pilis. Tai čia tokių, dėl Kauno pilies mažiausia norėčiau ten daug šnekėti, bet net ir citata, kaip jinai atrodė, ten Ordos piešinys, beje, Ordos piešiniai dabar yra Valdovų rūmų paroda, tai tos pilies nedaug buvo likę, bet Kauno miesto valdyba nupirko pastatus, nugriovė, pasamdė bedarbius, vežė darbus, prižiūrėjo, citata iš straipsnių. Tuo metu jau senukas miesto muziejaus direktorius Eduardas Volteris ir trečio kurso studentas Mekas, čia tai jis taip pats rašė. Tuo pat metu, kaip jūs žinot, vėl čia nenoriu leisti tas kalbas, karališkas palaidojimas, prie kurio dabar eina. Bet Vilniuje, jeigu kalbant apie tuos laikus, tai yra Vilniaus universitetas, Stepono Batoro universitetas. Beje, mes su kolega Aleksijom Luchtanu dabar buvom šitom dienom nuvažiavę į Vroclavą, ten Vroclave kaip tik ir buvo kalbama apie jų archeologijos, kaip Vroclavo archeologijos jubiliejų. Ir tame tarpe Aleksas Luchtanas ir aš dar jau turėjom pranešimą apie Golubovičius, čia jie dega. Tai Vilniaus universitete yra archeologijos katedra, yra klasikinės archeologijos katedra ir katedra, kurioje dirba ir muziejus, kuriame dirba Golubovičiai. Helena Ceka Golubovič yra kilimo atvažiuoja iš Lvovo
ten jinai apsigynus disertaciją, o Vladimiras Golubovičius yra iš Vilniaus krašto. Jie svarbus tą, be viso kito, kad jie kasinėjo. Jie daug kas yra kasinėję, iškasę daugybę pilkapių ir kažką, bet čia muziejui jūs puikiai žinote, kad be viso kito, tai jų yra kasinėjimai ant kalno ir kalnų parke. Jie tai įvardino kaip Bekešo kalno kasinėjimai. Dabar aš aišku dėkingas muziejaus ir valdui, nes ištraukė, parodė, kaip atrodo tie eksponatai, bet situacija tokia, kad atvažiuoja Kauno profesūra, Jonas Puzinas su kitais kolegom, tenka pripažinti, kad buvo grubiai pasielta su Batoro universiteto ir studentais, nes buvo pasakyta arba klausot paskaitas lietuviškai, arba išeikit iš universiteto. Pavyzdžiui, medicinos fakultete ten kai kurie puolė bandyti kažkaip mokytis lietuvių. Aš klausiau Alekso Luchtano, kurio ten giminiai ir motina studijavo tuo metu, tai sudėtingas tas perėjimas buvo. Ir tada Golubovičiai, kurie kasinėjo čia gal, kasinėjimo ta vieta, iš Rymantinės atsiminimų paskaitysiu. Universitete labai norėjo likti Golubovičienė, bet Puzinas ją iškėlė įvairių sąlygų, jis su jomis jokių būdų nenorėjo sutikti. Žinau, kad Puzinas pareikalavo, kad jinai paliktų universitetui visą savo apylinkių kasinėjimų medžiagą ir ataskaitas. Beje, čia mano nukrypimas. Kiek aš klausinėjau, jinai ataskaitų turbūt nerašė, gal tik tai kaip dienoraščius turėjau. Toliau skaitau citatą, kurią buvau pradėjęs skaityti, kad ji paliktų universitetui savo Vilniaus apylinkių kasinėjimo ataskaitas, kurių medžiaga buvo atiduota į muziejus. Jis sakė, kad ataskaitų neatiduosite, nes jos jai priklausančios, mums tai buvo nesuprantama, kaip su medžiaga kartu negalima atiduoti ataskaitų. Ir Puzinas paprašo, kad jinai pareikalauja, kad jeigu jinai nori dirbti universitete, tegu kalba lietuvių kalba ir dėsto paskaitas lietuviškai. Akivaizdu, kad, kaip Rymantinė sako, taip jinai nepateko. Dabar dėl ko apie Golubovičius reikia šnekėti, nes Golubovičiai, kaip sakiau, kasinėjo ir kalną, Gedimino kalną ir Kreivąją pilį, beje, ir Rokantiškėse iškasė berods 400 kvadratinių metrų. Turbūt būtų mums svarbesnis dabartiniai situacijai Golubovičiaus dalykai. Čia dabar tas, kas yra saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kaip sakiau, ačiū Valdui, Valdui Steponavičiui, kuris parodė, šiaip pagal kasinėjimus tai visai neprastai, grūdai surinkti, degėsiai, radiniai įdomus, čia ir šarvai, ir kiti dalykai, ta unikali spynelė ir panašus dalykai. Bet apie ką kalba? Golubovičius prieš karą 40 metais, bet jau okupuotoje Lietuvoje 40 metais, vykusiam slavų archeologijos kongresą skirtam miestui Leningrade, perskaito pranešimą atseit apie Bekešo kalno kasinėjimus, dar rusų kalba kai kuri kartą turbūt ir net ir čia dalyvaujantys tai gali pasiskaityti, ką jis ten pasako, bet esmė tokia yra, kad jo atkasta sodyba, kurią jis pakankamai tiksliai datuoja ten 13-14 amžius, tai yra Krivičių gyventa vieta. Padaro tokią klaidą, kurią kartais archeologai, beje ir Tautavičius buvo padaręs tokių filologinių atradimų ten dėl jotvingių, kur paskui susidavo ginčijosi, bet čia toks šiaip nukrypimas. Tai jis tiesmukiškai Kreivas kalnas, Krivičiai, o tai, kad lotyniškai tas Kreivas kalnas visai kiti dalykai, jis apie tai nekalba, bet to jis motyvuoja dar tuo, turiu galvoje Golubovičius, kad ten kaip ir parašyta, keramika yra tipiška slavam, nors ta keramika, tai turbūt aš nesu ten didelis specas, bet tokios keramikos pilna Lietuva, galbūt jinai atėjo iš, vadinkime, slavų gyventos pusės, bet tai tikrai ne iš to. Bet va dabar ten, net jeigu verčiant, tai trumpos išvados. Krivojgorod. Kreivas miestas 14 amžiuje buvo pirmiausia Kalnų parko teritorijoje, čia jau Golubovičių kapitalus teiginys, Golubovičiaus, bet jisai buvo ir kitų autorių, ten Morelevskio ir panašiai. Šitoj vietoje pagal archeologinius tyrimus tikrai gyventa 14 amžiui, praleidžiu dalį ir viso šitos leidžia padaryti paskutinį tokias išvadas. Kreivasis kalnas buvo apgyvendintas Krivičiais.
Įdomu tai, kad, jei atsimenate, aš sakiau, kad tai pranešimas 40 metais, iš karto po karo 45 metais šitas pranešimas atspausdamas va šitam leidinį. Tai gal grubokai nuskambės, bet iš esmės tai mes kalbam apie tą pačią litvinizmo teoriją, kuri pakankamai aktuali ir dabar mūsų dienom. Taip, kad prie to, ką norėjau pasakyti. Dabar grįžtu prie tos situacijos. Turime Vilniaus universitete archeologijos katedrą, įdirbis mūsų gerų kaimynų dabar Lenkų, Holubovičių ir panašiai, ir suvažiuoja profesūra. Kas apie čia galvojama, tik tai būtų tas akcentas, kad suprantama, kad Vilniaus pradžios reikia ieškoti, mažiausia ir Kalnų parke. Dabar dėl Puzino. Šiaip tai čia galima ir paskaityti, Puzinas buvo ne vieną kartą rašęs apie Vilnių, bet iš esmės atvažiavusi profesūra iš karto puolasi prie darbų, kad studentus supažindintų su Vilniaus istorija. Dekanas, čia iš Rymantinės dalį atsiminimų, bet bus kaip citatos. Be pagrindinių universitetinių kursų, kas profesūra puola skaityti epizodinius kursus, kurie žinoma buvo patys įdomiausi. Čia jau dabar prasidėjo Rymantinės citatos. Ir vis apie Vilnių. Puzinas skaitė Vilniaus krašto archeologiją, Galaunė Vilniaus meną, Šapoka Vilniaus miesto istoriją, Salys Vilniaus krašto vietovardžius. Dar toli iš kitos vietos, iš Rymantinės atsiminimų, iš kitų ten puslapių. Mokslas tęsiasi toliau, universitete buvo įsteigta archeologo specialybė, archeologai jautėsi geriausiai, profesorius Jonas Puzinas tiesa ne iš karto tapo katedros vedėju, humanitarinio fakulteto dekanu ir mums teko šiokių tokių privilegijų tą dieną, o čia veiksmas vyksta karo metu. Ta diena, kai numatytas archeologijos seminaras, mums nebūdavo jokių kitų paskaitų, mes su profesorium paprastai kur nors išvykdavom. Buvom nukeliavę į senuosius Trakus, Maišiagalą, Medininkus, Verkius, ten ir savo darbus pristatydavom. Šiaip tai visai neblogai, kaip anais laikais. Esmė tame, kad šitų išvykų pagrindų ir gimė Puzino darbai apie Vilnių, tarkim šioje vietoje čia kaip būtų apibendrinimas, kurio esminius teiginius tokius pasakyčiau, kas pas Puziną nauja ir kas bus labai svarbu. Jisai puikiai žinojo, ką rašė ir Holubovičius, ir Morelevskis, ir visi kiti. Ir jo pasirodo straipsniai ten Lietuvos aide, paskui apibendrinantis bus šitas leidinį kūryba, 44 metai. Tai iš to, ką aš surašiau, kas buvo mano galva svarbiausia. Pirmas teiginys pas Joną Puziną. Vilniui buvo 3 pilys. Aukštutinė, žemutinė kreivoji. Antras toks būtų teiginys Puzino. Vilniaus miesto pradžios reikia ieškoti Vilniaus aukštutinės pilies Gedimino kalno papėdėje, bet ne Bekešo kalne. Atsimenate, apie Bekešą aš kalbėjau iš Holubovičių. Taigi dar iki tokių archeologinių tyrinėjimų, šiaip tai tame tarpe Puzinas, bet būtinai reikia paminėti ir meno istoriką Morelevskį, geologą Halickį, išmąsto, kad pilis yra ir gyvenvietė, ir, vadinkim, Kryžių kalne, ir žemutinė pilis. Puzino dar teiginys, aukštutinė pilis buvo, Gedimino laikais buvo gynybinė, žemutinė pilis rezidencija. Va čia tai nes tuo metu dar praktiškai nekasinėta. Na ir Puzino truputėlį galiu paskaityti iš to, kas yra klausimas, kur buvo seniausia Vilniaus sodyba, iš kurios vėliau išaugo miestas, iki šiol galutinai neatsakyta. Praleidžiu dalį, bet ten jisai rašo apie Holubovičiaus kasinėjimų, kad ten nors ir surasta 13-14 amžiaus sodybos liekanų, tačiau turimi duomenys per menki problemai spręsti. Ir tada jo tokia kaip išvada būtų. Žymiai patogesnė vieta didesnės sodybos miestų užuomazgai buvo legendinis Šventragio slėnis, esas Vilnios santakoje palei Gedimino kalną. Ši vieta ypač slėsna, bet pačios gamtos gerai apsaugota, tiko sustiprintai sodybą įkurti. Tai šitoj vietoj būtų labai svarbu, kad Puzinas, kaip ir, kur kalbėsiu dabar toliau apie Tautavičių ir Urbanavičių, šitie žmonės be viso kito turbūt, kas archeologui Dievo dovana, jeigu turi ypatingai gerą intuiciją. Tai jisai taip kažkaip ne tik žinojo, kalbu apie Puziną, bet ir mokėjo apibendrinti. Pereidamas prie Tautavičiaus ir prie Vilniaus, aš jau biografijos čia nenorėčiau daug šnekėti, bet be jokios abejonės susijęs su nacionaliniu muziejum, vadovavo praktiškai archeologijai sovietiniais laikais, daugybė straipsnių tame tarpe.
knyga, kuri čia yra Vilniaus pilies kokliai, tas, aišku, etapinis jo darbas vidurinis geležies amžius, kurį beje jis net galvojo, ten atsimenu, kad, sako, gal pavadinti vikinginis laikotarpis, nes tuo metu ten kažkaip tai buvo madinga, bet tai ir, aišku, jo didžiuliai kasinėjimai, va čia visai už langų, iš kurių ir ten ir šitas koklis, ir tame tarpe dar Tautavičiaus kasinėjimų yra ir Kalnų parke. Pamenu, kaip sakiau apie Tautavičių, nutariau stoti į archeologiją ir panašius, dėl to, kad buvau perskaitęs Puziną. Tautavičius domėjosi pilkapiais. Ir ne tik pilkapiais. Kaip žinote, ten bibliografiją rinkdavo, jis ten vieną dieną tam skirdavo, ten tuo metu tokie laikai buvo tos kartotekos ir visi kiti. Čia įdėjau keletą nuotraukų iš įvairių ten prisidėliojimų, tame tarpe Onos Barboros bažnyčios ir kitų kasimus. Dabar vėl taip iš tos serijos, kas būtų, jeigu Tautavičius būtų pratęsęs istorinius tyrimus. Nes anas mokėjo ir kasinėti, ir interpretuoti, ir medžiagą pažinti. Bet situacija tokia, tarkim dabar Tautavičių vėl cituoju. 55 metais baigęs vasaros darbus išėjau atostogų. Vos joms prasidėjus buvau iškviestas atostogos atšauktos ir pavedama ištirti Pilies kalno šiauriniai papėdės sklypą. Kodėl? Nieks nepaaiškino. Taip įtūpiau tenai visiems 6 metam. Jokio supratimo apie šią teritoriją neturėjau, jokių istorinių žinių, jokių paieškų nebuvo atlikta, nebuvo ir kam. Surinkta medžiaga, medinių pastatų detalės, senoje plytos, šerpės, kokliai, smulkesni geležiniai ir kiti dirbiniai, gyvulių, žmonių kaulai buvo gana gausi, bet niekas nenorėjo imti. Nebuvo kur juos laikyti. Pavyko jie įpiršti Vilniaus kraštotyros muziejų, bet vėliau jie perėjo į istorijos etnografijos muziejų. Skyriaus vadovas Pranas Kulikauskas pro pirštus žiūrėjo iš tokius kasinėjimus ir citata Kulikausko, pas Tautavičių parašyta. Menšizmai tai ne archeologija. Vyrai tai ne archeologija. Ir paskui tas prasimušinės, nes tarkim aš dar prisimenu studentavimo laikų, tai dabar neseniai buvo archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. Tai ankstesniais laikais tenai istorinių laikų archeologijos nebuvo, miesto archeologijos irgi nebuvo. Tautavičius buvo iš tų archeologų, tiesą sakant, kaip ir ne tik jisai, ir Rimantinė, ir kiti, jisai publikuodavo medžiagą. Čia vienas iš tokių retesnių, dabar jisai jau pamatė dienos šviesą, nes išleido vieną metraštį, paskui antrą išleido, bet toliau tie dalykai susistabdė. Šita medžiaga kasinėjimų pas jį yra publikuota ir šitas leidinys yra labai svarbus ir Puzinas jau vėliau, kaip rašė, šitą leidinį ne tik, kad žinojo, bet ir dažnai, ta prasme, jau buvo panaudota. Dar Tautavičiaus mano galva, bet ne tik mano galva, bet ir tie, kas domėjosi pilių istorija, Vilniaus miesto istorija, nepaprastai svarbus kasinėjimai valdovų rūmų teritorijoje, ten, kur dabar pirmosios pilies tos liekanos, tai vadinama siena su kontraforsais. Jis turiu galvoje, jis tai Tautavičių, gan išsamei aprašė Vilniaus miesto istorijoje. Ką aš akcentuočiau apie tą sieną su kontraforsais? 64 metais jie kasa tokių griovių, kuris neduoda aplinkinės stratigrafijos ir Tautavičiaus bus dalykas, kurį jis paskui labai dažnai kartos. Citata iš jo, tame tarpe, man atrodo, bet ir Vilniaus miesto istorijoje 26 puslapį parašyta. Tai liekanos vieno seniausių dabar žinomų pastatų statytų 13 amžiaus antroje pusėje ar net 14 amžiaus pradžioje. Tautavičius visą laiką kalbės apie 13 amžiaus pabaigą ir 14 amžiaus pradžią. Atsimenu, kaip paklausiu, nes nėra dendrologinių datų, yra tik tai tipologija. Kodėl jūs visą laiką kaišiojate 13 amžiaus pabaigą? Sakė, aš nežinau, kaip interpretuoti Vytenį. Ir ten pradėdavau šnekėti apie Vytenio laikais, kad profesionali kariuomenė ir ką. Dabar, kur turime dendrochronologinės datas, tai čia yra tas, kai vėl Tautavičiaus intuicija, čia daug ką galim šnekėti, kaip Tautavičius sakydavo, pasakykit, kas yra 11 amžius, ir tada bus aiškesni dalykai. Tai šiaip ar taip šitos Tautavičiaus idėjos, šitie atkasimai buvo puikiai žinomi Puzinui ir šitie darbai jie taip ir ėjo. Dabar perinant prie Vytauto Urbanavičiaus, vėl biografija yra artimieji, yra daugybė žmonių, kurie pažinojo, nematau vėl taip reikalo ten, bet yra daugybė publikacijų iš valdovų rūmų, tai šitie žmonės Vytautas Urbanavičius ir Tautavičius. Ir mes bandėm, siekėm, kad visos ataskaitos būtų publikuotos, tą, ką daro
archeologai už sienos, o šiaip Tautavičius, aišku, labai garsus, nes tai yra istorinių laikų kapinynų tyrinėtojas. Aš truputėlį apie katedros dalykus užsiminsiu. Ir, aišku, tą, ką jau skaičiau ten ir Puzino vertinimus, tai plastinė dalykais. Ant kiek Vytautas Urbanavičius buvo intuicija, tai vėl nesileidžiant į detalės, bet jau dar kaip dirbdamas buvau nuvažiavęs į Obelius, ten, kur palaidojimai vandenį, kur taip net savo ten darbuose, aš anksčiau rašydavau klausimas, ar ten buvo, ar nebuvo, kaip ten buvo, nes ten... Bet jisai išmastė grinai be visų kitų dalykų, kad jeigu kapinynas eina ir prieina iki ežero, tai tame ežere gal kas nors gali būti. Čia būtų atskira kalba, dabar tie kasinėjimai yra pratęsti palaidojimų vandenį kolegų, nes yra ir bajorai, kur kasinėjo Vykintas Vaitkevičius, ir Kernavė, ten jau Kernavės Gintauto Vėliaus kasinėjimai ir panašus dalykai. Urbanavičius be kapinynų tai yra mitologinių kasinėjimai, bet čia įdėjau pakankamai iš dabartinės ataskaitos Vykinto Vaitkevičiaus kasinėjimus, kuris ataskaito, kadangi ataskaitą viešai galima naudoti, čia iš jo yra paimta ataskaitos Lūžų akmuo ir Urbanavičiaus kasinėjimai. Aš čia dabar nenoriu lįsti į tuos mitologinius dalykus, kaip ten jie interpretuojami, bet ir aišku, šiuo atveju Donelaitį pridėjau, kaip ten bebūtų, ir universitete, ir kitose vietose Donelaitis yra. Ir tada pereinu prie to, kur jau buvo pratęsti Tautavičiaus darbai. Ir jisai vadovavo archeologijai, bent jau atkasant rytinį ir pietinį korpusą, tas, kas dabar šviečia nuo Pilies gatvės. Ir čia pridėjau tai, kad ta mano ne vieną kartą cituota Tautavičiaus knyga iš archeologo užrašų. Bet aišku, kalbant apie valdovų rūmus, negalima apeiti ir kad tenai dirbo Napoleonas Kitkauskas. Beje, ir jo irgi atsiminimai yra tokie pakankamai detalūs ir ten galima pasižiūrėti. Dabar, kas tuo metu darėsi, aš ten kaip toj kompanijų, kaip vadinkim Gizelis ar kaip, bet tai vis tiek kartu būdavom ir kartu žiūrėdom, tai viena iš tokių diskusijų vis dėlto, kada yra Vilniaus miesto pradžia. Šiaip tai mes ten esame pridarę tokių ir keistų dalykų ir klaidų, nes, tarkim, dėl ko mes neatsikasėm kontraforso sienos tęsinio iki dabartinio bokšto. Už tai, kad ten buvo įvažiavimas į teritoriją, stovėjo toks plasmas angaras pastatytas ir šiaip, žodžiu, kaskim pirmą rūmus. Buvo nukalta teorija, kad rūmus greičiausiai pastatė Vytautas po 419 metų gaisro. Turiu galvoje tą rytinį ir pietinį korpusą. Tai čia ne tik mano klaida, bet ir tą patį ten ir kiti dalykai. Bet šiaip principinis dalykas, jeigu šiaip jau šnekant, tai Kitkauskas laikėsi versijos, kuriai truputėlį pritardavo Urbanavičius, kad tai ko gero vertėtų ieškoti Mindaugo sostinės ir Mindaugo laikų mūro. Tautavičius laikėsi tos nuomonės, apie kurią kalbėjau. 13 pabaiga, 14 amžiaus pradžia. Bent jau iš to šnekėjimo. Ir ten apie tai daug būdavo diskusijų. Urbanavičius, kaip visuomet, jis taip pakankamai kompromisiškai, nesu girdėjęs, kad jis kategoriškai bandytų užginčyti Tautavičiaus teiginius, bet dažniausiai vis dėlto jis įsukdavo su tuo savo garsiu pasakymu, profesorius Kastuvas viską išaiškins ir bus matyti. O Kitkauskas, kaip sakiau, jis buvo šalininkas to, kad 13 amžius. Kitkauskas padaręs daugybę labai svarbių reikalingų darbų, jo tos knygos Vilniaus pilys ir ne tik Vilniaus pilys ir panašus dalykai, bet su juo sunkokai archeologai susikalbėdavo dėl stratigrafinių dalykų. Tarkim, sieną su kontraforsais jisai visą laiką laikė ir dabar dar taip kartais, kaip atsikasi visą gynybinę sieną, tai jau sunkiau ginčytis, bet jisai galvoja, kad tai vieno iš pastatų siena. Tai jam, kai bandydavom sakyti, kad taip neišeina, nes yra iškyšulys, ant iškyšulio šlaito stovi siena su kontraforsais, o pačioje duobė, kurioje ten yra 14 amžiaus radiniai ar kažką, bet jisai taip kažkaip, jisai buvo yra mūro specialistas ir tokie, pakankamai šaunus dalykai. Bet šiaip tai dabar, turint galvoj, kadangi ir laikas spaudžia ir tos pusės einant, tai kurie dalykai tokie yra, ne tai kad nauji, bet žinomi bent jau archeologiniai pusėje kažkam. Yra darbų, čia šalia spausdinti darbai, Gedimino Vaitkevičiaus, Sauliaus Arcevičiaus Kalnų parko teritorijų. Jinai čia nedaug šviečia, bet yra ten įvairių versijų, kas ten gyveno, gal tik tai pasikeitė nuo Holubovičių tiek, kad dabar jau ten ne Krivičiai, bet lietuviai gyveno ir paskui ten jie perslės į apačią. Turime kapitalius dalykus, datas dendrochronologinės, su kuriuom sunku ginčytis. Beje, data
1271, tai čia yra keltuvas visai šalia. Žodžiu, pagarba Tautavičiui, kad šitaip intuityviai sugebėta atspėti, labiau, kad ten dar yra rastų, kurie datuojami 1259 metais ir ten panašus dalykai. Matyt, Tautavičiaus spėjimas, kad ankstesnių dalykų reikia, čia dar, skaidriai užbėgau, ta vieta, kur, nežinau, kažkas sakė, kad keltuvas pas jūs nebeveikia, gal veikia, nežinau. Bet dabar vienas iš tokių kasinėjimų, kur ataskaita gavo ir apdovanojimus, nes išsamiausia ataskaita, Ato Žvirblio archeologiniai kasinėjimai Kosciuškos gatvėje 1, kuri irgi yra dendrochronologinės datos. Čia kartais tarnybinė situacija gali pasinaudoti, nes man teko garbė recenzuoti šitą straipsnį užsienio spaudai atiduotą Gintauto Striškaus ir Povilo Blaževičiaus. Čia ta siena su kontraforsais, kur viršui nueinant, Gedimino laikų. Bet teiginys tam straipsnį įdomus, kur susišaukia. Čia vertimas iš to straipsnio. Pirmieji mūriniai pastatai Pilies kalno vakariniai papėdėje dabartinių valdovų vietoje pradėti statyti. 13 amžiaus 8-9 didžiųjų kunigaikščių Traidenių ir Vytenio valdymo laikais. Beje, šiandien Gintautas Vėlius atsinešė į katedrą jau šiandien signalinį egzempliorių išleistą knygą apie Kernavę ir ten apie Kernavės yra tokių pakankamai įdomių kontroversiškų datavimų, kurie stereotipinius tokius datavimus truputėlį bando keisti. Ten autorių kolektyvas Vėlius, Rokas Vengalis ir kiti dalykai. Tai šitoje vietoje dar turbūt reikėtų pasakyti, kad Urbanavičius yra susijęs ir su katedros kasinėjimais. Nematau čia daug irgi lysti katedros reikalus, gal tik tai iš tų tokių gerų, gražių naujienų, kad katedros kasinėjimų medžiaga Vilniaus pilių rezervato suvesta ir galima žiūrėti ten nurodytų adresų. Kadangi vėl, taip sakiau, maža, kur ten biurokratinė prasme tenka sudalyvauti, tai tikrai žinau, kad bus gauti pinigai ir normalūs geri pinigai katedros mūro, plytų ir netgi 3D erdmių, tuščių erdmių nustatymui. Tai čia istorijos instituto, bet ten Jonaitis, Saulius Arcevičius, Robertas Zilinskas, tai tikėkime, kad katedros tie dalykai įsiaiškins, nors ta pirminė versija, kurią laikėsi Kitkauskas ir kurią palaikė Urbanavičius, kad tai mindauginė statyba, dabar bent jau didžiosios daugumos tyrinėtų ir būtų kol kas bent jau sunku paneigti, kad tai yra 14 amžiaus pranciškonų bažnytėlė. Tai turbūt būtų ir tiek, ir tada tik tai pabaigai norėčiau pasakyti, kad matyt dabartiniais laikais vis tiek lieka tos pačios kai kurios problemos, kaip atrodė Vilnius Mindaugo laikais. Urbanavičiaus citata pabaigai iš jo sudaryto leidinio, kuris vadinosi LDK rezidencija Vilniuje 2010 metais. Cituoju, visi minėti teiginiai pagrįsti tipologinių radinių ir stratigrafinių mūrų datavimų, dendrochronologinių datų dar neturime, bet dabar tai aišku jos yra, ir praleidžiu dalį, tai paskui parašyta Mindaugo rezidencijos Vilniuje klausimas iki šiol hipotetinis. Mano galva dar vienas dalykas, kas man neaišku, kaip skaitau, aš dabar kaip dėstus, tai kaip tam filme Bynas, kur mano darbas knygas skaityti. Man nelabai aišku, kaip atrodė Vilniaus pilys ties Algirdo laikais ir Jogailos laikais. Primenu porą dalykų, Jogaila nuvažiuoja į Vavelį, iš karto perstato Vavelio pilį. Vienas iš etapų Jogailos perstatymo. Aš nelabai žinau, ką Algirdas mes taip liktai sutarė, kad kažką tai turėjo padaryti, gal bent Vilniaus vagą prakasė, bet primenu tik tai, kad aš esu dirbęs senuose Trakuose, tikrai pertvarkytas visas kraštovaizdis, apkasti dalykai. Ir tikrai Kęstutis pastatė Trakų pusiasalio pilį, o dabar čia jo brolis Vilniui žiūri, kas čia bus, aš jau nekalbu apie tai, kaip tenai galėjo būti vėlesniais laikais. Na ir šiaip ar taip akivaizdu, kad nuo Gedimino laikų mes turime valdovus, kurie moka, sugeba, nusprendžia pertvarkyti kraštovaizdį. Milžiniški darbai, anot dabarties naujos knygos pertvarkymas, tai suformavimas 4 piliakalnių, 5 piliakalnių, 4 piliakalnių Kernavėje, tai yra atskirimas Aukuro kalno nuo Lizdeikos, tyrėjų manymų, kaip tik ir 14 amžius, o ne tie ankstesni dalykai. Vilniaus vagos prakasimas, mano minėta Trakai, ten ir pusiasalio ir kiti dalykai. Na ir džiaugiuosi, kad kolegos, aišku, pasinaudodami tai tokia
mano rodyta skaidrė 30 metai Vytauto mirties jubiliejus susiruošė, nežinau, sėkmės ieškant Vytauto palaidojimo, bet tai bent pavyks gal datuoti mūrus, nes tipologiniai datavimai viską padaro. O man tik tai tiek, kad labai ačiū, kad išklausyt ir galiu kaip žmogus, kaip archeologas prisipažinti, kad buvo didelė garbė dirbti su Tautavičiumi ir su Urbanavičiumi. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai. Ačiū labai ir gal auditorijai būtų klausimų. Taip, aš duosiu mikrofoną, kad po to viskas girdėtųsi. Tai kaip ten su tais Krivičio artefaktais iš tikrųjų yra? Ar ten Hlebovičius lengva ranka užrašė, ar kažką rado? Ne, tai Golubovičius kasinėdamas rado sodybą, beje, paskui ir Tautavičius rado sodybą, tai medinė sodyba pati savaime neprašneka. Jisai manė, šiaip tai jis buvo neprastas keramikos specialistas, manė, kad tai slaviška keramika, aš kaip užsiminiau, tai čia kalba eina apie apžiestą keramiką. Bet apžiesta keramika, jinai jos pilna Lietuva, kur, kada jinai atsirado, aš nesu toksai keramikos didelis specialistas, ten Gediminas Vaitkevičius kalbėtų vienaip, jos nei Poškienė kitaip, bet jos yra pilna Lietuva ir ta keramika nėra tipiška, kad tai būtų Krivičių ir dar toks įdomesnis, šiaip Krivičiai Smolenskas, Polockas tas kampas, bet jie yra minimi rašytiniuose šaltiniuose 13 amžiuje, o Golubovičius juos įgrūdo į 14 amžių. Tai aš ir tas jau pagrindinis argumentas tai buvo, šitie, ką aš išvardinau, buvo šalutiniai, pagrindinis argumentas buvo Kreivas kalnas Krivičiai. Tai mano galva, kiekviena specialybė turi savo dalykų ir taip kaip ant greitųjų mes čia permetam, kad jeigu ten kokia šaknis, ir tai nereiškia, kad lietuviai gyveno ten Prienų pusiasalyje ir kad Krivičiai gyveno Vilniuje. Taip, gal dar turit kažkas klausimų? Kol nėra, aš vieną būtinai turiu paklausti. Klausydamas pranešimo supratau, kad iš tų garbių archeologų jie vadovavosi tokia dviem pusėm, kad yra profesorius Kastuvas ir intuicija. Ir man labai įdomu, čia yra ir jaunų, man atrodo, archeologų. Jūs galite pasakyti, kas yra archeologo intuicija? Ar čia yra kažkokia profesinė paslaptis ir sunkiai apibrėžiama? Aš tai, sprendžiant pagal Urbanavičių, ar Obelį, ar kiti dalykai, net ir dabar ten mitologiniai datavimai, tai žinios, bet paskui, kada kaip nežinai, kas per dalykas, tai toks kaip interpretavimas. Aš galiu net ir apie save pasakyti, senuose Trakuose, kaip atvažiavom, tai kasinėjimui trumpas laikas, aš norėjau, kad būtų rezultatai, kadangi žinojau, kad Vytauto gimtinė, tai paskui daugmaž aš nujaučiu vis tiek, kurioje vietoje gali būti mūriniai pastatai ir gynybinė siena, nes norisi iš greito rezultato, gerąją prasme greito rezultato. Tai ta intuicija turbūt kaip visuomet, kaip ir kiekvienam dalykė yra žinojimas, bet yra tokio, ir archeologų kasančių daug, bet kad rastų tokius dalykus netiek daug. Nežinau, čia man... Taip, tai dėkui. Ačiū labai. Klausimų kaip ir daugiau nėra. Dar bus paklausinėti, matyti prie eksponato. Ir dabar kviečiame muziejininkę Eglę Zaveckienę, kuri pristatys mūsų paskaitų cikle, man atrodo, vieną įspūdingiausių matytų eksponatų. Tai prašom, duodu mikrofoną. Yra, tai duodu. Labas vakaras. Na, kaip jūs supratote iš profesoriaus paskaitos, kad šitą koklį iš fondų aš atsinešiau tikrai neatsitiktinai. Prieš 70 metų jį tyrinėdamas Vilniaus Žemutinę pilį, jį surado jaunas archeologas Adolfas Tautavičius. Žemutinės pilies tyrimai tuo metu prasidėjo 1955 metais, taigi šiais metais sukanka irgi savotiškos jubiliejus 70 metų nuo Žemutinės pilies tyrimų pradžios. Tyrimai tęsiasi 6 metus, jau ir pacituosiu, kaip rašė pats Tautavičius, įtaupiau čia 6 metams. Tyrimai vyko iki 61 metų. Gaila, kad už lango dabar yra tamsu, nes iš tikrųjų galėtume prieiti prie lango ir pamatyti, kokį plotą iškasė tuo metu Tautavičius.
Na, bandysiu žodžiai šiek tiek nusakyti, tai yra tas plotas nuo Gedimino kalno atraminės sienos maždaug iki Naujojo Arsenalo kampo, nes dar prie Naujojo Arsenalo kampo jisai atkasė tą vadinamąjį Tvardovskio bokštą. Archeologinių tyrimų metu buvo išties surinkta daug ir nemažai tos archeologinės medžiagos. Na, nuo 18 turbūt amžiaus iki pat 13 amžiaus. Na, kaip jau ir minėjo ir citavo profesorius, tuo metu į tuos miesto archeologinius tyrimus buvo žiūrima, na, iš tikrųjų labai nerimtai. Na, kaip ir sakė Kulikauskas, Menščiznai tai ne archeologija. Todėl drįsčiau sakyti, kad iš tikrųjų Adolfo Tautavičiaus žemaitiško užsispyrimo ir atkaklumo dėka buvo šitie radiniai tikrai svarbus mūsų istorijai išsaugoti ir saugomi iki šiol mūsų muziejuje, mūsų muziejaus fonduose. Na ir taip pat neatsitiktinai Koklio papėdėje atversta yra tokia seniai išleista knygelė 1969 metais Vilniaus Žemutinės pilies kokliai, kuri iš tikrųjų dar turbūt bene 20 metų buvo turbūt vienintelis toks šaltinis kokliams apskritai pažinti. Na, kas vaizduojama šitame koklyje? Kaip matote ekrane, vaizduojamas toksai labai puošnus vyriškis, apsirengęs puošniais renesansiniais rūbais, su ūsais. Tautavičius tuo metu rašydamas apie šiuos koklius nežinojo, kas tai yra. Jisai kaip tik paminėjo, kad reikės ateityje dar nustatyti, kas čia per asmenys yra pavaizduoti. Teisybės dėlė turėčiau pasakyti, kad ne vien šitas portretinis koklis buvo tuo metu rastas, buvo rasta ištisa serija portretinių koklių, tai yra ir šitas vyriškis, kuris yra Heseno landgrafas Pilypas I. Dar mes turime koklį su Johano Friedricho Saksonijos kurfiursto portretu, ir dviejų moteriškių portretai, kur manoma, kad tai yra Sibilė iš Kleve ir Kristina Saksė, tai yra Heseno landgrafo Pilypo žmona ir to Johano Friedricho Saksonijos kurfiursto irgi žmona. Na ir dar yra tokie 2 kvadratiniai kokliai su Šventosios Romos imperatorių atvaizdais, tai yra su Karolio V atvaizdu ir su Žygimanto Augusto Uošvio Šventosios Romos imperatoriaus Ferdinando atvaizdu. Kokliai datuojami 16 amžiaus viduriu, ir turbūt pati geriausia, žinomiausia ir arčiausiai Vilniaus iki šiol yra stovinti krosnis, tai yra Gdanske, vadinamosiuose Artūro dvare, arba ten, Artuso namas, kaip lenkai sako. Tas namas atliko tokią reprezentacinę funkciją, buvo prabangus pačiame Gdansko centre, nes jame iš tikrųjų rinkdavosi patys turtingiausi pirklių gildijos nariai spręsti savo reikalų. Krosnis, nors ir dalinai rekonstruotas, stovi iki šiol, pastatyta rekonstruotas stovi iki šiol, jos aukštis iš tikrųjų labai įspūdingas, tai yra 10 metrų ir jinai taip pat yra pastatyta iš šitų portretinių koklių. Tenais tiesa vaizduojami 11 to meto garsiausių turbūt valdančiųjų dinastijų atstovų. Ir kas įdomu, tai yra daugiausia žmonės, kurie yra prijautė reformacijai. Nes, pavyzdžiui, šitas Heseno landgrafas Pilypas buvo vienas iš turbūt karščiausių Liuterio rėmėjų, vienas iš karščiausių tokių reformacijos šalininkų. Taigi, Gdansko pirkliai ne tik šildėsi
pasistatę tokią didžiulę krosnį, bet tačiau tai buvo būdas ir politikuoti ir kartu parodyti savo religinės pažiūras. Kur stovėjo ši krosnis Vilniuje, mes iš tikrųjų žemutinėje pilyje mes iš tikrųjų negalime pasakyti, tiksliai negalime pasakyti, bet viena iš versijų yra, kad galbūt tai stovėjo Mikalojaus Radvilos Rudojo rūmuose, kurie 16 amžiaus viduryje buvo pastatyti čia visai čia pat šalia, taip pat kalno papėdėje, šiek tiek toliau už išlikusio pilininko namo. Ten dabar po stogeliais toksai griuvėsis. Tai yra viena iš versijų, nes, kaip žinome, Radvilos buvo irgi karšti reformacijos šalininkai. Taigi, gal trumpai tiek, galėsite arčiau prieiti ir pasižiūrėti į šitą nuostabų koklį. Egle, ačiū labai. Tai visus ir kviečiame arčiau pasižiūrėti, dar pasidomėti, paklausinėti. Ir tik noriu informuoti, kad kitas mūsų susitikimas jau bus tik kitais metais. Pertrauka tarp semestrų. Susitiksime sausį ir gražių artėjančių švenčių.